Visi žinome, kad algalapis yra darbo užmokesčio suvestinė, kurioje detalizuotas darbuotojo uždarbis už visą mėnesį. Jis yra vienas svarbiausių dokumentų tarp darbuotojo ir darbdavio santykių. O kaip sukurti algalapį? Ar tai iš tikrųjų taip sudėtinga? Tikrai ne. Aš jums šiame video tai ir pademonstruosiu. Naudosiu Cherryteam sistemą, kurioje galiu tai atlikti ir su registracija, ir be registracijos. Tiesiog apsilankius jų svetainėje cherryteam.lt. Pagrindinėme puslapyje turiu spausti ant atlyginimo skaičiuoklės, kuri yra pavaizduota telefono rėmelyje. Man atsidarė langas su atlyginimo skaičiuoklė ir darbo grafiku. Paspausti ant darbo grafiko neleidžia ir paryškina raudonai langelį, į kurį reikia suvesti darbo užmokestį. Laukelyje atlyginimą galima įvesti fiksuotą mėnesinę arba valandinį suminį. Įrašau mėnesinį 3000 eurų į rankas ir matau, kad atlyginimo skaičiuoklė apskaičiavo visus laikus automatiškai. Galiu pakeisti iš mėnesio į valandinį atlyginimą ir atvirkščiai. Įrašęs atlyginimą, sistema leidžia spausti ant darbo grafikas mygtuko. Kadangi nesu prisijungus, sistema darbo grafiką ir algalapį sukurs vardenį pavardenį. Darbo užmokesčio kortelėje matau prieš tai įvestą atlyginimą. Ant kortelės galima spausti, kad jį išsiskleistų ir parodytų šio mėnesio suvestinę. Darbo valandų sumą, išmokamą sumą ir išskaičiuotus mokesčius. Žemiau pavaizduota veiksmų juosta ir kalendorius. Su jais galima valdyti darbo grafiką. Pagal užpildytus duomenis bus formuojamas šio mėnesio algalapis automatiškai. Turiu paminėti, kad sistema veikia su daugiau kaip 20 kalbų, todėl tai tiks ir darbuotojams iš užsienio. Algalapį galėsite kurti lietuvių kalbą, o darbuotojas jį peržiūrės savo gimtąją kalbą. Prieš pradedant esu pasiruošus PDF dokumentą jau sukurto algalapio pavyzdį. Pirmas veiksmų juostoje yra darbo valandos. Paspaudus ant jo, kalendoriuje darbo dienos šviečia mėlynai, o laisvos dienos bespalvės. Virš kalendorius paspaudus ant langelio darbo dienos išsiskleidžia darbo dienų ir poilsio dienų pasirinkimas. Čia galiu pasirinkti slegiantį grafiką 3 darbo, 3 laisvos dienos ir kalendoriuje darbo dienos užsipildys automatiškai. Darbo dienos laukelio kairėje ir dešinėje yra rodyklės, su kuriomis galima stumdyti grafiką pirmyn ir atgal. Pasirinkti galima įvairias kombinacijas, pavyzdžiui, 4 darbo, 4 išeiginės dienos. Ir taip pat stumdyti dienas į kairę ir į dešinę. Taip pat darbo dienoms galima lengvai valdyti darbo pradžios ir darbo pabaigos laiką. Šiam video pasirinksiu pagrindinį standartinį grafiką – 5 darbo dienos ir 2 poilsio dienos. Darbo pradžios laiką palieku nuo 8 ryto, o pabaigos laiką pavėlinu 1 valandą iki 6 vakaro. Nustačius darbo valandas galiu greitai peržiūrėti atlyginimo suvestinę, paspaudus ant darbo užmokesčio kortelės. Čia matau. Darbo valandos diena 167 valandos, už kuris priskaityta 4705 eurai ir 11 centų. Viršvalandžiai diena 31 valanda, už kuris priskaityta 1310 eurų ir 11 centų. Ir darbo laikas. Įstatymų numatytos atostogos diena 9 valandos, už kuris priskirta 507 eurai ir 14 centų. Duomenys nesutampa su PDF dokumente, nes turime atlikti daugiau veiksmų iš veiksmų juostos. Spaudžiate atostogų ir pažymį dienas nuo pirmadienio iki trečiadienio. Dabar užmokesčio kortelėje ir PDF algalapyje matau, kad už atostogas išmokamas suma sutampa. Išmokamas atostogos 711 eurų ir 77 centai. Taip pat užmokesčio suvestinėje paspaudus ant atostogų biudžetas galima peržiūrėti, kiek už išdirbtą mėnesį galėtų būti sukaupta atostogų. Toliau veiksmų juostoje spaudžiu komandiruotės. Pažymiu antrą mėnesio savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio. Pasirinktam komandiruočių periodui pakeičiu šalį iš Lietuvos į Vokietiją, o dienpinigių dydį padidinu iki 100%. Kiekvienam komandiruočių periodui galima nustatyti skirtingą šalį bei skirtingą dienpinigių dydį procentais. Pažymėsiu sekantį komandiruočių periodą nuo sausio 15 iki sausio 19 dienos. Šalį pakeisiu į Daniją ir kaip ir praeitame periode dienpinigių dydį pakelsiu iki 100%. Viršuje atlyginimą suvestinėje ir atlyginimą PDF dokumente matau komandiruočių. Šalį, išmokama suma per dieną, trukmė dienomis, periodą nuo kada iki kada trunka darbo kelionė, dienpinigių dydį procentais ir suma kiekviena periodui atskirai. Kita veiksmų juostoje spausiu mamadienis, tėvadienis ir kalendoriuje pažymėsiu sausio 26 dieną. Nustatysiu laiką nuo ryto iki vakaro, visą dieną. Suvestinėje atsirado ir mamadienis, tėvadienis. Viena diena.
Iš viso 9 valandos 266 eurai ir 91 centas. Toliau priedai, kuriuos galima skirti už visą mėnesį dirbtas darbo dienas iki 100%. Nustatysi 20% ir matau, kaip sistema priskaičiavo. Priedai mėnesio 20%. 1039 eurai ir 63 centai. Atlieku paskutinį veiksmą iš veiksmų juostos. Pravaikštos. Pažymėsiu 2 dienas nuo sausio 4 dienos iki sausio 5 dienos. Ir matau, kad už pravaikštų 2 dienas sistema automatiškai nuskaito nuo skirtų priedų sumos. 112 eurų ir 70 centų. O skirtų priedų suma dar labiau sumažėjo, nes priedai priklauso nuo dirbtų dienų per mėnesį. Dabar pažvelgime į virš kalendoriaus atlyginimo suvestinę ir palyginkime ją su algalapio PDF dokumente. Matome, kad visi duomenys atitinka. Darbo vietos kaina. Išmokama suma. Darbo valandos. Diena. 126 valandos. Viršvalandžiai. Diena. 27 valandos. Išmokama atostogų suma. Mamadienis, tėvadienis. 1 diena. Atlyginimo priedai už mėnesį 20%. Pravaikštos ir nuskaitoma suma nuo skirtų priedų. Išskaičiuoti mokesčiai. Komandiruotės šalis, laikotarpis su dienpinigių suma. Ir atostogų biudžetas su sukaupto atostogų likučiu. Atlikus veiksmus galime generuoti algalapį. Veiksmų juostoje prie darbo valandos yra PDF ikonėlė. Paspaudus ant jos atsidariusiame lange matomas mūsų užpildytas sausio mėnesio darbo grafikas. Paspaudant darbo valandos, darbo laiko ataskaitą. Ir paspaudant darbo užmokestis matome darbo užmokesčio suvestinę, o virš suvestinės PDF ir Excel ikonėles, kurias paspaudus sugeneruojami algalapio ir darbo užmokesčio dokumentai kiekvienu formatu. Tikiuosi, ši video pamoka jums padės ateityje naudotis čia ir Team sistema. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimosi.